Antra diena Stokholme. Ir ką mes čia darom? O vaikštom beveik stogais. Kuo man patinka Stokholmas, tai tuo, kad yra tų daug apžvalgos aikštelių nemokamų, kur yra paprasčiausiai ant uolų, tarp gyvenamųjų namų ir atsiveria puikūs vaizdai. Ir tikrai puiku pasižiūrėti, pasibūti, atsipalaiduoti. Beje, šita aikštelė, kurioje aš dabar esu, yra Mariaberget. Ir ką jūs galvojate, aš radau? Ogi radau namą, ant kurio stogo gyveno Karlsonas, o kažkuriam iš aukštų gyveno mažylis. Tai yra Astridos Lindgren namas, kuris yra Stokholme, Dalagatan 46. Šiaip Stokholme tiek yra gera, kad nesinori grįžti namo, važiuoti į Lietuvą, į Vilnių, nes man dabar net ašaros byra. Todėl, jeigu dar nebuvote, tikrai apsilankykite ir aš čia dar sugrįšiu. Plaukiant į Stokholmą, tai jau priartėjant arba išplaukiant iš jo, tikrai pakeliui atsiveria tokie puikūs vaizdai, kurie užgniaužia kvapą. Tos salelės, tie namukai, ant tiek yra gera, net nesinori išeiti iš šiandien. Nors yra vėsoka, vėjas yra stiprus, bet tikrai neįsiu, papūsiu čianais. Nu ką, atsisveikinam. Stokholmai ate. Ate, iki kitą kartą.